Sveikas, senai kažkaip matėme šį kartą mes. Ar tu atsimeni, kad mes senai matėme? Taigi karas prasidėjo, nu tai kaip čia dabar? Karas ir taip buvo prasidėjęs, man atrodo, kai mes matėmės. Nu taip, bet dabar jau ryškiai, vakar naktį važiavau, tai vien ukrainietiškos vėliavos, lietuviškų net nerasi, vien ukrainietiškos Vilniui. Nu, žinai, jie naglikai tankai, jie nuo visada, jie labai tokie, sako, где прошел хохол, там еврею нечего делать. Jie tokie. Bet tai čia ne jų, čia valdžia mūsų, čia jie, kad tokie. Nu, jie ilgai ir neužsibus. Nu, net jokios perspektyvos, jie greitai įsibarstys, jie biškį pabus, paims tą savo, kur jie moka visokius, nes jie ir Vokietijoje gaus, ir Prancūzijoje ilgai nepasibus toj mūsų tokiai bednučiai Lietuvėlėje, o dar keliama mus visai nori, žiauriai keliama viskas. Ką matėjai, kol nesimatėm? Aš mačiau labai daug balandžių ir širdelių. Skrenda balandžiais, širdelės. Dažnai matau balandžius, tai taika. Aš suprantu, kad taika. Ir dar mačiau labai su plačiu tokiu mantija, ant žemės stovi Jėzus Kristus. Ir tiek mumojuoja, o iš žemės tokie žėri, kažkas žėri, žyba. Ir aš supratau, kad jau greitai kažkokie ateis pasauliniai gėriai. Aš tą pagal širdį, pagal viską supratau. Tai čia vieną kartą būna ar pastoviai taip matai? Aš dažnai tą matau, tai balandžius, tai vieną balandį skrendant. Balandis visada, jeigu vizijoje ar sapnuose, taika, ramybė kažkokia veda. Aišku, neparodys datų, kada tas bus. Aš pagal datas, tai man atrodo, iki gegužės mėnesio baigsis tie karai, jau po biškį eina kažkas, tai baigsis karai, bet kažkodėl persimetama tų šokoladinių, matau, žmonių į Ameriką, ten į JAV, vėl ten kažkokias tragedijas didelės matau, bet pas mus jau ramybę kažkokią matau. Mūsų toj visoj regione, tai tenais tai tik. Tie, matau, chacholai vėl sėda į traukinius, važiuoja į savo tą Ukrainą. Namo, jo daug jų matau su čemodanais, su vaikais, su šuneliais, su gyvuliukais. Matau, kad jie visi varosi vėl atgal į Ukrainą. Matau, kad labai didelius pinigus, labai žiauriai didelius pinigus matau ant atstatymo Ukrainoje. Tik tiesiog pinigai stovi stopkiam atstatymą Ukrainos matau. Per 2 metus 3 tikrai atstato, nes tik duok, tik ateina bašliai. Iš karto eina į reikalai. Tai čia kažkam bus labai gerai kišenės prisikimšti. O jo plaunami bus labai stipriai, tai visada pinigėliai, čia jau ne mūsų reikalas, ką padarysi, bet Ukraina kažkaip tai atsistatydina. Nematau, kad ją užverks ten ar paverks, tikrai nematau. Ukraina vėl stovi savo Ukrainą. Tik matau labai teismoje uniformuotų žmonių, baisiai daug teismų matau vis. Tų uniformuotų. Tų banderų, tai rusų kažkokie teismai, kažkaip tai labai daug teismų matau. Šitą matau. Ta reiškia Putiną. Ir kas, kad kažkas tai ten kažką jį padarys, bet tai yra antrininkas, kaip ir Jelcenas 6 turėjo tuos 9, žinai, kažkaip tai nematau jo kol kas jokio gybelio. Kodėl JAV tiek daug žmonių, matau, bėga į JAV, tų kaštoninių žmonių, turbūt musulmonai, Sirija, Livija, ten Irakas. Ir net siaurakiai ten veržėsi, matau, kiniečiai į ten. Ar jie atkeršyti turi JAV, negaliu pasakyti. Dažnai matau tokią blogą energiją į JAV. Po tų visų pas mus jau kažkokia ramybė. O į JAV, matau, labai daug. Tiesiog viens prie kito, tiesiog žmonės varo į JAV.
Nu, pas mus tai ką, kažkaip tai balandžiai su gėlėm, tulpėm, vis tulpes matau gėlės ir su širdelėm snapuose. Vis skrenda balandžiai, tokia nuotaika, aš gi nemiegu, matau viziją ir tokia širdį palaima nuotaika yra. Ir tikiu, kad greitai susitvarkys viskas. O dėl ukrainiečių pergyventi nereikia, vis tiek čia nėra jokios perspektyvos. Tiek nualinti mes tik turime vienas kitam paduoti ranką, tada mes galime iššokti vėl. Lietuva iššokti, nes vis tiek JAV, tai ten kitaip jau kova eis viską, mes turime vienas kitą sunkių metų, tokių jau mylėti, gerbti, atsisukti, taika, ramybė, meilė, visiems linkėti, tiesiog linkėti ar blogiui atsisukti, ruskiui taika, ramybė, meilė, ukrainiečiui taika, ramybė, meilė. JAV taika, ramybė, meilė, o svarbiausiai Lietuvai turim su visą džiaugsmu ir laimė linkėti taikos, ramybės, meilės, nesusiskaldyti. Vieni taip, kiti, ir šiek tiek tos nuomonės dabar, geriausia, tai pasaulinė nuomonė yra draugystė. Vėl tu savo, tai kaip aš ten žudikui kokiam taika, ramybė, tu man vėl. Kokiam žudikui? Pavyzdžiui, kuris tenai galabija tenai kažką, tai vėl. Tai koks mūsų reikalas, mes taika, kad nebūtų toliau tų žudimų. Mes kalbėkime apie ateitį, juk mes neprikelsim, kas ką nužudė jau ar žudo, nepadarysim nieko, mes tik galime, nes šviesa, aš tikrai matau tą šviesą, jinai stipriai ateina. Ir jeigu mes tai linkėsim viską, mes išeisim į šviesą, nes šviesa jau stiprėja, už juodulį vis stipriau eina. O jeigu mes tegul tam bybis ant kaktos išdygsta svolačių, jeigu taip visai keiksim vienas kitą, mes dar daugiau maitinsim tą tamsą. Mums reikia jau pamaitinti šviesą. O kaip tu ją pamaitinsi, jeigu ne atlaida, ne šiluma? Ir aišku, mes neeisim bučiuoti tam žudikui į subenę, ne, mes galim tik tai ramybę, meilę palinkėti. Aš nesakau, kad eikime visiems ten, klaupkimės, aš tave myliu. Ne. Aš tik širdį aiškinu, nors ir jinai štormuoja 13 balų. Sunkiai toj širdį. Juk aišku sunku, jeigu aš to nedarau, mane kažkom kaltina, aš tą suprantu. Bet pati didžioji jėga taika, ramybė, meilė linkėti. Suprantat, čia jėga, nes šviesų srovės jau ateina. Pagalbos srovės ir kada liesis kraujas tenais JAV, aš matau visą ten žirgo kažkokį labai didelį, labai baltą didelį žirgą, labai didelį, mes tokie spingalėtai prieš tą žirgą ir tą raitelį. Bet tas raitelis toks gerietis, čia pasaulinį raitelį matau, toks gerietis, ar tik ne Jėzus Kristus ant to joja per visą mūsų žemę, su baltu žirgu, su kažkokia balta vėliava. Ir nesimato kaip veido, kadangi jisai užsidengęs kažkokia tai... Bet Jėzus Kristus ant asilo jojo, ne ant žirgo. Ne, tai ant asilo jojo, kai čia gyveno. O mes dabar jisai čia negyvena. Jisai, aišku, gyvena, eina, bet jisai yra kaip siela nesirodantis. Ir tai buvo praeitinė mūsų laikai su tavim kažkada tai. Jis rodė, kad vaikšto su sandalais, su pačiu čia blogiausia, drabuželių paprasčiausių. Nenori jisai, kad jam ten suteiktų kažkokį karietas auksinės, kai anksčiau ant tų karietų joda, važinėjo visokius, žinai, ten tuos visokius Cezarius, ten taip toliau ir panašiai. Tai jisai rodė, kad ant asilo, kaip ir kunigam rodo jisai kunigam, kad nereikia keisti tų mašinų. Kodėl
kodėl negalima ant maršrutkės važinėtis taip. Tai jis tą viską rodo, mielasis, o mes žiūrim į knygą ir matom špygą, ane, apie Jėzų Kristų, va taip. Nes norim savo naudą turėti, savanaudžiais būti ir todėl mes tą matom. O Jėzus Kristus eina ir tokia moteris duoda jam didelį gražų obuolį. O jisai atsisuka tokiai varganai senutei, perduoda tą obuolį. Čia rodoma, kaip mes turim dalintis, o ne viskas. O mūsų, pavyzdžiui, kažkam tai vadovui ar ką padokta, jisai iš karto tik savo, jisai nepažiūrės, kam labiau reikia. Tai vat čia, mielasis, ir yra, kaip reikia tą tikėti. Viena rašo man moteris, sako, Vanda, tu kortų meti, kaip tu gali tikėti religiją? Aš sakau, aš netikiu teorinę žemės religiją, teorinę. Ta visa, kur 10 kartų padarėti dieną tą patį per tą patį, bažnyčiose turi būti taip, raštų skaito vis. Aš tikiu širdies, ta religinė, o ne teorinė, dvasinė. Kad aš geriau atiduosiu kažkam, negu savo susigrobsiu. Aš tokia tikiu, aš gelbėti turiu kiekvieną, kas pas mane paprašo tos pagalbos, o negalvoti tik apie save, o kom aš turiu ten kažkam tai kažką tai daryti, o dėl ko aš turiu. O mes turime pasikeisti šioj žemėj, arba eisim į skaitmeninę ir į konclagerius, arba eisim į dvasiškumą, į gėrį. Kad jeigu aš esu jauna, dirbu, ir vaikus per savo darbą, ir senelius viską įskaičiuoja, kaip įskaičiuojama, kad visus aš turiu išlaikyti pasaulyje, ten ar Lietuvoje, ar kaip, ir man ant to širdis neskauda, nes aš tai turiu, aš jaunas žmogus, o kitam jaunam pasakytum dabar, ir man tie vaikai, tie seniai, ar kaip. Tai va mes iki ko turime eiti, kad užjaustumėm kažkaip širdį, daugiau širdį mąstytumėm, negu kopus, galva faktiškai. Suprantate, matau, tikiu, nematau, netikiu, tai va, tada jau aš čia ponas, mano tiesa ir aš savo tiesą laikysiu. Ir viskas. Tai kol tu savo tiesą laikysis, tai bus tie žudimai, tie visokie siaubai. Materializmas yra pats baisiausias pasaulyje vyksta dalykas. Ir panašiai. Aišku, kažkas pasakys, Vanda, o kaip išgyventi be pinigų? Kiekvienas pasakys. Taip, čia mes plikiai ateinam, aišku. Žmogus ateina plikas į gyvenimą, bet jisai turi išsilaikyti toj žemėj. Tai yra, kaip sakant, finansinė tokie dalykai, kad tu įsilaikytum, bet nestatytum kažkokius tai miestus, namus tenais, ten po 5, po kiek tai ir iš jų darytum pinigą, vis tik pinigą. Tai čia jau yra tas pats, kas satanizmas. O kada tu švelniam name kažkokiam gyveni, ne rūpinėsi, tavo mašiniukai stovi, tavo butukas gražus nameliai stovi, aš nieko nesakau, čia yra jaukumas ir mes turim dėl to. Aišku, kiekvienas rūpintis. O ne taip, kad tegul kiti rūpinasi, aš bonžas vaikšto, butelį radau kažkokį, nunešiau, pridaviau, išmaukiau ir visi gailėkite manęs. O aš savęs nesigailiu, visai man prisimaukiau, guliu kur nors įsižiojęs. To negalima, čia yra nuodėmė, didelė skaitosi. Turime savimi rūpintis labai savo atžalomis ir panašiai, tai turime, bet tai proto ribose. Bet nuodėmė tu irgi širdim tada suvokė? Labai. Bet ne kur paskaityti, ką nors tas galima, tą negalima, bet tik tai viduje. Viduje jau nuojauta tokia, kaip atrodo siela taip skaudėtų, nes aš negerai.
Pas mane tokia būna sunki nuovoka, jei aš ne taip kažką darau. Iškart stopas gaunasi ir tu pergyveni dėl tos, smegeninė kartu su širdim. Ir tu dėl to stopo labai kažkaip pergyveni. Tai va, tai čia yra, kad siela tau įsako, ne kūnas. O siela, kad tu nedorai darei, tu nejauti, kad tu blogai padarei, kad tu blogai kažką padarei. Siela toj pat iššoka pirmas kūnas, ne antras, ir duoda tokį skausmą, baisiai didelį skausmą, gal valandinį tą skausmą duoda, gal biški plius minus daugiau. Ir ką tada darai, kai jau tą pajunti skausmą? Nu ką tu padarysi, jau kaip žvirblis išskrido iš narvelių ir nuskrido, ar tu pagausi tą žvirblį? Nu jo, bet jeigu pridirbi kažką, tai... Nu kažkaip tai nuo to mokaisi, kad toliau kažkaip tai nedarytum to, arba atsiprašytum labai, kad tu padarėjai kosmoso ar Dievo, ar tą, ką viduj tu jauti. Negaliu, labai blogai jaučiuosi, padariau nedorai, negerai, tas įsitikinimas ne mano ir panašiai. Ir šitaip, kaip sakant, skaudžiai labai jaučiuosi. Tai aš norėjau apie tą moterį, kuri man rašė, pasakyti apie religiją. Ir tai va, kokia yra žemės religija. Paimkim Romą, ne? Patys, kas Vatikanas turi pačius didžiausius bankus pasaulyje, ne? O mokoma pagal religiją kaip? Kad tu negali būti turtingas, tegul visi aplink tave turi būti turtingi. Dabar mokoma, kad atseit tie žemės įstatymai, stovi kunigas, o gražiausiai mašinos viską. O tu sakai, rodo tas Jėzus, kad reikia ant asilo joti, arba vaikščiot peško, mane taip rodo. Nu tai va, aš apie ją, ką kalbu, reikia tikėti, ne. Aš žemiškai tikrai Dievo nerandu ir nerasčiau. Faktiškai aš buvau tokia pasiklydus, nes aš Dievo neieškojau ir nerūpėjo man, jis visiškai nerūpėjo, todėl aš vaikščiau klystkeliais baisiais. Kokiais čia nepasakysim tais klystkeliais, vaikščiau. O kada pradėjau justi jį ieškoti su jutimu, o ne toj pagal teoriją, darbais, reikalais, kaip yra toks eilėraščiai, žygiais, o ne žodžiais, mes, pavyzdžiui, tėvynę mylim. Tai tai pradėjau ieškoti tik taip. Ir, aišku, aš ne Jėzus ir nebūsiu jo niekada. Paprasčiausiai, jeigu stengiasi ir to labai jau jauti čia šilumą, širdį, tai reiškia gerai, jeigu tu kažką darai ir jauti šilumą. Jeigu tu nieko nejauti ir darai, atėjau į bažnyčią, oi, kaip norėčiau daugiau įmetu 100 eurų ten ar ten kiek ir laukiu milijardo, ne milijonų. Čia jau nieko tu nejauti, kad tu įmetei tą. Ten 100 eurų ar ten kiek tai eurų. Ne, Dievas ne bonžas, jisai tikrai su kepurė nesėdi ir nelaukia, kol mes tenais jam mesime pinigus ir darys iš mūsų ten milijonieriais ar kažkuom tai. Tai va, čia ir yra teorinė jos tikyba, žemiškos. O mes turim du kūnus. Turim kūną kaip siela, pirmąjį, kuris toj žemėje net ir 100 kartų, patikėk manim, gyvena. Nesvarbu, kai jis ten žuvį nusigima, medžių kakio, bet 100. Ir žmogum visą laiką apėjęs tas skaistyklės. Vėl faktiškai išeina į tą žemę, iš žemės, aišku, jį padaro žmogų, išeina žmogumi. Tai va. O pirmas kūnas yra pirmas kūnas, jisai yra kas? Nuovoka, viską nuvoki, viską supranti, nes jisai stipresnis už antrą kūną. O antras faktas, matau, tikiu, nematau, netikiu. Toks faktiškas, faktininkas, supranti? Faktininkui tai kopūstas reguliuoja, ne? Nu, galva, jo, protas. Protas yra teorija, siela, sako, širdimi.
yra tikrovė. Taip iš tikrųjų. Nu, o kadangi mes turim faktą, savo kūną, faktiškoj žemėje faktas susigimstam ir mums reguliuoja tik protas. Ir mes visą laiką paklaidoj būname, kada gyvename protiškai, tik protu. Tai va. Nu, o nuovoka yra sielos balsas, nuovoka. Pasąmonė vėlgi savo suvaidina rolę. Nu, jau čia pasąmonė. Yra daugiau su siela galbūt surišta pasąmonė. Bet labai blogai, kad jis ir tas yra. Optimizmas, reiškia, pasąmonė yra Jėzus Kristus, tvirtybė, pergalė ir panašiai. Pesimizmas pasąmoniai, kas yra juodulys, apgavikas, kreivą veidrodį rodo, ir reiškia, tu juo tiki. Ir eini savo tvirtoj, jau eini, arba tu save mūčiai, žudai. Žudai, kažkas tau neišėjo, tu save žudai, tu tiki tą pasąmonę, juodai paišai viską ir tom, ką tu paišai, tiki. Ir ilgiau tu kančioj toj randies. O mes neturime laiko, Dievas mus moko. Jūs neturite seniai išeiti iš to gyvenimo, tik jauni. Nesvarbu, kiek jų metų, ar tai jums 100 jų, ar 80. Svarbu, kaip jūs gelbėjot, kaip jūs mano kūną laikėte, pavalgę, aprengti, šiltai, 3 skaičius turėdami. Tai svarbiausiai. Ir kad jūs išėjot jauni, kada aš pasakau, o nesupūdėt visokiais kaprizais, blogiais, nukankinot mano jums duotą dovaną kūną. Va kaip moko Dievas. Mūsų visus, ir tave, ir mane, ir Vaidą, ir visą pasaulį. Taip yra iš tikrųjų. Tai va. Ir mes čia gyvenam, nu tos 82 metai, tik 16 sekundžių. Ar mums verta žudyti vienas kitą, draskyti. Nu, Dievas su manim, kaip bus, tai bus, ir ko aš čia galvą kankinsiu save. Nu, jau kaip bus, taip, Dievas su manim. Tai šitaip reikia, kad turėtumėm ilgiau jaunystę ir kad kuo daugiau atliktum. Toj žemėj, nebūtum kažkam užsikoręs ant sprando, tenais kokių invalidų, jaunas, gražus, tvirtas būdamas ir panašiai. Tai tau insultai, tau infarktai, tau tas, tai anas. Aišku, yra ir toks juodulys toj žemėj, kad vat tu, gal tėvai prisidarė kažką, tai kažkaip ten to vaiko krenta kažkas, tai visko yra joje žemėje, bet nuovokoj reikia suvokti. Ir dar viena, kad toj žemėje niekada Dievo kelių nesuprasi, nes tu esi menkysta, tu esi dulkė. Iš tikrųjų taip, prieš Dievą. Oi, ten Dievas ta, oi, Dievas ta. Nu tai mes, kas mes, čia taip lemta. Tik prašykim jo pagalbos, kad to ar anaip ar kitaip nebūtų. Suprantame, kad mes. Kunigai yra kunigai. O dvasiškumas, vėlgi aiškinu, yra dvasiškumas. Pagal dvasiškumą žmogus. Ir žmogus nuo vaikystės dvasiškumo neras. Jisai pagal kelią. Praėjęs stiprias, tai duobė, tai kalnas, tai nuokalnė. Tas viską praėjęs gyvenimą, tas gali rasti tą dvasiškumą. O mokytis teoriškai visą laiką dasimokėsi iki materializmo. Ką tu matai apie teisingumą aušrą tavo? Tikrai matau labai gerai, bet tai daugiausiai rudenio laiką aš matau. Rudenio laiką, kadangi labai daug padarys ruduo tos teisybės tikros, rudens laikas. Ta aš matau. Toliau aš matau, kad nuo birželio kažkur tai tikrai kažkokių daug irgi pakilimo matau. Teisingumo aušra pašoks labai stipriai rudenį. Kad birželis labai toks laikas, žmonėm nieko, tokiam kaip tu aš visiems, bet gali būti su valdžia kažkokių problemų labai didelių, su valdžia mums. Va čia kažkas tai, su ruskiais valdžia kažkas surišta, va čia. Kas, nepasakosiu, to nenoriu, bet bus.
O su tai aš tik nematau, kad Paleckis būtų prezidentas. Visi taip nori prezidento, bet jisai gali ir pats nenorėti, kažką kitą užkiš. Toks jisai yra nesavanaudis, nenori su ta valdžia, kad kaip pona kažkas jisai panašus kaip ir Jėzus Kristus. Jis nenori, kad jį laimintų ten. Taip pat ir su Paleckiu. Tai gal tik todėl jisai nenorės būti, bet dalyvaus tame visame. O kažkoks kitas vyriškis stovi, aš jo nepažįstu to žmogaus, aš nesu jo mačiusi niekur, nei Seime, niekur nesu mačiusi, kuris iššoks į mūsų prezidentą. Tas žmogus. O Celofanovo vakar teismas buvo, Kaliūzėj sėdi žmogus. Jisai grįš, jisai vėl savo užsiminės, jau kiek čia beliko, karas baigsis ir jisai išmestas, išpirdintas bus iš to Tiuregos. Grįš ir savo darys, dar baisiau, darys savo jis tas žmogus. A tu jį kur norisi, kol jis gyvas, jis suksis, savo darys ir viskas. Ir šaunu, nuo ką, kad tokie įsitikinimai žmogus, toks jis susigimęs, įsitikinimas. O to kas čia dabar tik kol karas vyksta, ten daug kas grius, daug kas kils, teisingumas, tiesiog irgi viskas kažkas darysis. Nes labai daug agentų čia iš Rusijos, iš visur yra, šnipų visokių baisiai daug Lietuvoje. Visur, ir Latvijai, visur labai daug. Tai čia dar nuo tų laikų, kaip liko, turbūt taip ir yra. Ne, privažiavo jau dabar daug prieš karą, labai čia daug yra, aš matau. Tik seka, kad tik karas baigsis, pamatysi, kas čia dėsis. Jo. Reikia kuo mažiau eiti malti džiuviais, daugiausiai taika, ramybė, meilė. Ar tau skauda, neskauda, tą linkėti ir blogiui, ir gėriui. Jei tau blogas kažkas tai Rosinė, tu jei taika, ramybė, meilė, atsisuka. Jav linkėk. Linkėk taiką, ramybę, meilę, ypač Lietuvai, linkėk Ukrainai, ypač visiems linkėk taiką, ramybę. Patylėkim kol kas, sėdėkim ir tylėkim ir tik žiūrovai būkim. Kažką dirbkim, kovokim, siekim savo siekio, bet aš kalbu, nesiginčykime, neįrodinėkim savo sušiktą tiesą, nes tik tai blogiau, bet tai bus. Nes širdį pradės skaudėti, kad ne tą darėme, ne tą sakėm. Geriau patylėkim ir žiūrėkime, kai rusai sako, nabliudajim davai. Kaip nabliudajim? Stebėkim. Ir stebėkim. Ir savo darykim tai, kas mums reikia. Tas karas, kaip atėjo, užsiimkim savo reikalais mes, o karas, kaip atėjo, taip ir jisai išeis. Tai va tokie aš noriu būti patarimą. Imkim žmoniškumą, aišku, žmonėm padėkim, ar jie rusai, ar jie ukrainiečiai, ar jie kas visiems. Nedarykim savo nuomonių, nekiškim, kur nereikia savo liežuvio, nes mes nežinom ateities. Ta praeitis, hercniminai negrįž, kokia jį buvo, tokia jau jį buvo. Aš taip patariu. Laiminu, aš tikrai laiminu, linkėdama kiekvienai šeimai, kiekvienam žmogui, kiekvienam darbuotojam, seimūnui, visam artistui, dainininkui šiai žemėje, visiems taikos, ramybės, meilės ir palaimos, didelės. Mielieji mano tautiečiai.